Interaktyvų sveikatingumo projektą Sveikesnė versija pristato žurnalas internete Gamtos grožio formulė ir ledo tirpsmo vanduo Melt Water. Ledinė vasaros naujiena. Ryte, kaip nemėgau keltis, taip ir nemėgstu. Gal kažkiek lengviau jau. Rytai pradėjo patikti, keliuosi anksti, pusryčius valgau. Rytais keltis tikrai nepasidarė lengviau, bet vien dėl to, kad ir nenueinu miegoti 11. Kai neinu iš vakaro sportuoti, ryte jaučiuosi žiauriai gerai, bet jeigu treniruotė vėlai vakare, tai keltis šiek tiek sudėtinga ir dažniausiai keliuosi vėliau. Didelio pasikeitimo nepajutau. Kaip keldavausi darbą anksti, taip keldavausi, tiesiog, kad iš vakaro reikia pasiruošti pusryčius. Pusryčiams avižas, bet čia Vytauto kaltė, kad trūksta išmonės. Dėl raciono, tai aš truputį tinginys. Valgau pagrindinę grikius, nes daugiau realiai nieko nemoku gaminti. Ryte susipjaustyti salotas ir pasidaryti košę užtrunka bent jau pusę valandos. Tai grikiai. Tai kol kas mano vienintelis sportas yra bėgimas. Sportuoti seka sunkiau negu galvojau. Buvau tik 2 treniruotėse per tą visą laiką. Tai per savaitę buvau 2 treniruotėse ir namie sportavau porą kartų. Su sportu gerai. Prasidėjo futbolo čempionatas, tai žiauriai gerai viskas. Stengiuosi sportuoti daugiau, man padeda vasara. Man atrodo, kad geriausiai disciplinuota čia yra Eglė. O gal reikėtų klausti, kam blogiausiai sekasi. Kažkodėl aš linkus rodyti pirštų į save. Man atrodo, kad geriausiai sekas man ir Gyčiui tikriausiai. Man sekasi prasčiausiai. Nežinau tiksliai, kaip kitiems sekasi, bet manau, kad galiu būti vienas iš lyderių. Aš labai stengiuosi nusiteikti, kad šitaip gyvensiu ilgai arba kaip įmanoma ilgiau, bet jau taip su savimi reikia kovoti. Dabar žiūrėsim, kaip bus po 31 dienos.